Ateikit! Nu, atkeliauja hailandai. Vati, galvas tik šviečia. Ateikit, žiūrėkit, avižų turiu, va. Dar neragavat. Galėsit paragauti. Purvelių biškį pridarysma. Žiūrėsma, kaip čia reaguos. Nu kaip, skanu? Skanu. Nu ką, sveiki. Sveikinas iš Hailandų laukų vėl. Atvežėm biškį avižų pavalgyti. Tai ku šiandien noriu papasakot, kodėl mes atsisakėm 60 000 ES pinigų ūkio įkūrimai. Tai va, pasidarėm projektų, pasirašėm viskų, susiradom projektų rašytoją, padarėm mum projektą. Viskas tvarkingai, susidėliojam. Ir sumokėjom pinigus ir nusprendėm, kad nebeinam. Metam mes šitų reikalų. Daugam gal tai skambės keistai, kvailai, kad pinigų neėmė. 60 000 duoda, kodėl neimt? Nu, mes pagalvojom biškį kitaip. Aišku, tie nemokami pinigai, gal ir gerai, bet mes pasvėrėm kitus galimybės. Ir nusprendėm, kaip sakant, geriau kurt ūkį iš savų pinigų. Užtat va. Dabar turim tokis. Tai va, idėja kokia buvo, idėja paprasta. Čia yra 27 hektarų sklypas, apaugęs krūmais, žolėm, nešienautas, nedirbtas 30 metų, nežinau, daugiau gal, kokie laikų. Čia yra valstybinė žemė, mes jų įsinuomavom 25 metam. Ir buvo tikslas, tai jį tvarkyt. O kaip tvarkyt? Plius šitas laukas turi daugiamečių pievų statusų, šlapinių daug turi, durpžemių, ką reiškia, kad čia negalima nei art, nei sėt. Nu, realiai nieką daryti negali, tik tai ganyti gyvulius, šienaut. Nes paukščio apsaugos zonų nemažai yra. Tai va, ir nusprendėm, kad mum reikia kažkaip tvarkyti tas sklypas. O tas sklypas, kad tvarkyt, tam labiausiai tinka, Hailandai, pats geriausias šienapjovė. Nu tai ir va, nupirkam 5 pirmus Hailandus, padariau aptvarų ir žiūrim kaip sekas. Tai paskui gal papasakosiu kituos video, kiek viskas kainavo, kiek pati pradžia kainavo. O dabar apie šitą jaunąją ūkininką S-paramą. Tai va, kai pradedi gilintis į tą paramą, tai supranti, kad ten pinigai, kad tie pinigai, nėra tavo ten ir nėra kažkokia tai dovana. Musės rapinėje. Realiai tu paėmis tą paramą, tampi 5 metam, kaip čia, nama įkaitu. Kontrolė vis tiek, tie pinigai neuždyka, ne dovana. Dabar 3 metai kontrolė, 3 metai ir dar ten 2 metai tas kažkoks pereinamasis stebėjimas. Mūsų atveju reikia susirinkti vėdą 12 000. Tai čia nieka nėra iš tikrųjų. Pagal plotą mums kaip ir tinka. Dirbamos dar yra. Tai turi kurti mišrų ūkį. Hailandų kaip ir neužteks, nors mūsų pirminis tikslas yra Hailandai. Kad tvarkyti sklypą. Tai ten kaip ir dėliojam, kaip ir geriausia, gal skaičiavas bulvių porą hektarų dar mes ten, gal 6 000 vėdą būtų dasidėję. Ir su Hailandų 11 vienetų, jeigu būtumėm pirkę, mums būtų taip susidėlioję. Bet automatiškai man toks, ką man tų bulvių, nesąmonė, žinau, kad ten bus vargas, 2 hektarai dabar pasisodink, plius dar ekologinis ūkis ten turėtų būti. Tai kas ten užaugs, ten nieks neužaugs, tų bulvių nebus. Ir ten daryt, kad tik daryt, ne, tai, ne. Bet tiek to, bandamai ten mes
užsirašėm tą bulvės tipo. Po to, kas išlenda, reikia perdirbimas daryti. Perdirbimas, turiu pirkti įrangą, perdirbi bulbės, o kaip perdirbi bulbės, fri bulvytės, kept kažku, neprikepsi blynų ten iš bulvių, ten 5 tonus kokius jeigu bulvių. Paskui, ten tipo sako, gali lupt, fasuot ir pardavinėt luptas bulvės. Nesakau, nesąmonė. Tai jau čia man nepatika, dar vis tiek vėsėjom iki galo su tuo projektu, ten, dar dėliojamės. Tada kitas dalykas, 2027 turėčiau jau rodyti pardavimą iš Gailandų kažką tai, veršiukai ar į mėsą. O kaip aš parduosiu, jeigu Gailandai po 3 metų tik tai veršiuojas. Tai gerai, mes metinukus nuperkam, dabar yra 26, 27 jiem bus 2 metai, jie dar nesiveršiuoja, 28, sakykime, ne. Tai va, neturiu ką parduoti. Tai, nesąmonė irgi. Gailandai yra tokie ekstensyvi veislė, jinai lėtai auga po biškį. Tai va, čia vėl nesąmonė gaunas. Po to ką, prasideda visokie draudimai, reikia turi viską draust. Pasėlius, bulves, Gailandus, kosminį vėl čia pinigai. Ir žiūri, kad tą paramą valga. Po to visi tie biurokratiniai dalykai, ten, kai pasižiūri ir kiek jų yra, tai gavus paramų nacionalinė mokėjimo agentūra kontroliuos realiai tuos 5 metus ir, už bet kokį neatitikimų, ten kažkokį, nežinau, reikalavimo neįvykdymų, gauni baudų, jeigu ten didesnis neatitikimas, kažką grąžinti turi, man atrodo, arba išvis ten, jeigu netitinka, grąžinti paramą turėsi, arba šiaip kažkokią klaidą, kažkur popierės, kažkas bus nesužiūrėta, tai tas nepatika. Tai va, laisvė kurt ūkį pačiam iš savo pinigų man yra kažkaip daug vertingesnė neigu paskestoj biurokratijai. Tai va, parama nėra dovana, tai per tuos kelis metus esu įpareigotas tada pasiekti tam tikrą ekonominį ūkio dydį ir uždirbti konkrečias pajamas. Jeigu Gailandai augs lėčiau, negalės generuoti tokių pajamų, kokių man reikia. Kažką parduoti neturėsiu, tai sklypo tas priežiūra, valymas užtruks ilgiau, ir viskas. Čia jau gaunas nesąmonė. Tai va, Gailandų specifika. Galvijai auga lėtai, nes tai ekologiškas ir ekstensyvus ūkininkavimas. Valstybės tas paramų modeliai dažniausiai būna pritaikyti intensyviems ūkiams, tai vat, kurie greitai gamina produkciją. O Gailandai yra lėtai augantis, tai tiesiog šitie biurokratiniai rėmai nėra suderinti su jais. Su Gailandais. Kaip ir sakiau, gavęs paramų, tu nebesi savo ūkio šeimininkas, tu esi, kaip sakant, nama įkaitas. Kitas dalykas, tas 60 000, ne, nėra ten didelį tokie pinigai, ką aš nupirksiu. Nupirksiu traktorių kažkokią, ne, su krautuvu. Tai būčiau gyvulius tipo nupirkęs. Kiek ten? 11 vienetų. Paskui tvorai tipo būtų išėję kažkas da. Ir plius visi tie išlaidas, sakant, draudimai, tai vat projektų rašymas. Realiai vieną ranką duoda, kitą pasiemat, kaip sakant. Ir, kaip sakant, naktim ramiai nemiegosi. Dabar tai galima ramiai naktim miegoti. Tai va, man tas traktorius kaip ir nereikalingas dabar, aš kaip ir turiu, kol MTZ turiu. Tau dabar, užtenka, kam tam. Realiai, jeigu mėsinis ūkis, šienavimui. Vėliau, kai susitvarkysi pievą čia, tada jeigu šienavasim, tada, tai reiks šienapijas, priesą gal. Kol kas šieną pirksim, nusipirksim šieną, užteks. Brigada yra ekologiška, čia gyvens ją ištisus metus. Ir vat, mins, trips, valgys tų žolį.
vėliau praplėsim aptvarus. Dar, planas tai yra aptvarais daryti. Nežinau, po 2, po 3 hektarus tokius aptvarus. Nugana vieną, leidi kitam. Ir taip padės atkurtų natūralių tokių pievų, nes tie visi krūmų neturi būti, tai jis susitvarkys per laiko. Ką su parama aš turėčiau greitai viską, turėčiau didinti plotus, tvarkyti greitai viską, frezuoti, kaip sakant, freza. Hektaras 1200 eurų kainuoja. Tai pinigų krūva tvarkymui, tai aš geriau jau paleisiu šitas šienapjėves, tai man jas tvarkys nemokamai. Procesas lėtas, bet nėra kur skubėti man. Sutvarkysim. Su šitais meškiukais. Sutvarkysim laukus man. Vėliau plėsim, tai jau 5 yra, vėliau tai jau pradės kai veršiuotis po 2 metų kažkur dabar. Visės metinukės yra. Tai dar atsiras, bet manau, iki to laiko dar gal dapirksim kokius 5. Žiūrėsim. Šiaip ir tikslas, nežinau, didint. Kiek didint, nežinau dar. Laikas parodys, kaip čia seksis. Tai va, ir štai kodėl mes nebeėmėm tos paramos. Dabar žiūriu ant Hailandus ir virš manis nekaba jokie NMA terminai. Ar ten ar ten šitie. Man nereikia pergyventi, kad ar mano planas verslo pildasi, ar teisingai darau, ar neteisingai. Paskaitas priduotas, ar nepriduotas. Šiandien atvažiavau, daviau avižų, rytoj vėl atvažiuos. Įpilsim vandens. Ir taip va. Tai va, šitas vaizdas yra ramybė, kurias, kaip sakau, jokie Europos pinigai negali nupirkti. Tai va. Sava yra sava, o aš suprantu ūkiam, kurie yra tikrai tų ūkių, kuriam tikrai padeda ta parama, manau, ten, kai teisingai viskas susidėlioja. Bet sakau, čia kalbu aš savo atveju, man atveju jinai, nereikalinga, iš tikrųjų, nereikalingas dalykas, visi tie įsipareigojimai, plus čia yra, kaip sakiau, buveinių, nušlapinių. Tai šita pieva vien iš savęs, jinai neruos neblogas išmokas, svarbu ją tik tai tvarkyti. Tai va, parama, sakau, yra gerai, jeigu atitinka tavo vizijų, bet jei tu turi savį laužyti, sukt galvą ten, tai tikrai tie pinigai nepadarys laimingesnį. Tai va, mes pasirinkam ramesnį, netokį greitą, gal sunkesnį pradžią. Čia va yra ramybė. Nereikės kurti jokių dirbtinių rodiklių, kad pasiektų tuos NMA reikalavimus. O dirbtinai reikėtų kurti, nes pasiekti realiai tai yra, mano atveju neįmanoma, mūsų atveju. Tai va, kitas dalykas, šitas ūkis yra žmonos, ne mano. Aš tik darbininkas. Kaip šeimos ūkis bus čia, šitas šeimos. Nes, kaip sakau, norėjom, žmonos vardu būtų, jinai jaunoji ūkininkė. Aš jau negaliu eiti jaunojo ūkininko, kadangi jau esi deklaravęs žemę anksčiau. Planų daug, visokių yra daug planų. Matysim, kaip čia toliau mum eisis, ką čia mes iš to įspausim. Nors kol kas tai nepasakyčiau, kad sunkiai pradžia, viskas labai gerai. Ir kažkaip daug įdomiau, nes žinai, kad savo, tu darai iš savo ir kuri nuo nulio, kaip sakant, kūrėmės tą ūkį, šitą ūkį Hailandų nuo nulio. Ir tai va, žiūrėsim, kaip seksis. Realiai viskas daroma pačia. Nieko nesamdau, dirbsiu pats. Tai va, jeigu įdomu, kaip seksis toliau tvarkyti šitų 27 hektarų sklypų, kaip augs mūsų tie 5 Hailandai, būtinai paprenumeruokit kanalų, paspauskit patinka ir komentaras parašykit. Ar aš durnas, kad atsisakiau šiam štukų eurų paramos? Kaip jūs būtumėt darę? Ar būtumėt pasielgę taip pat? Ar visgi ėmė paramą? Gerai, iki kitą kartą susitiksime pievose. Važiuoju smulkint.
Važiuoju smulkinti, dar gal kažką pafilmuosiu iš. Tai va, matome, kaip atrodo pieva, kas čia auga. Čia pasiskaičiau, kad čia auga pelkinė vingiorykštė, krūminis builis, laukinė avietė, biški motėjuka va toj pusėj. Tai va, čia tokia pieva nekokia, bet pasiskaičiau, kad tokia augmenija turtinga azoto. Daug yra durpynų, iš tikrųjų, daug yra durpynų. Dilgėlė. Tai va, čia jau biški yra va šunažalės, nendrinė eričina. Kupstinė šluotsmilgė. Tai va, aš čia skaitau iš dirbtinio intelektą, nufotkinu ir matau, kas parašyta. Negalvokit, kad toks protingas. Tai va. Ir va, salelės visokios, salelės, va ten labų. Ir važinėjai čia zigzagais visur. Gerai, atvažiavam dabar čia, jungiam smulkintuvų. Ai, palauk, neatvažiavam, dar važiuojam. Čia vėliau smulkinsim. Važiuojam mes į va šitą gabaliuką, kur vakar padariau. Dar ten kampas lyka biški. Aišku, kraštovaizdis gal ir gražiai žiūris, nu va, krūmeliai tokie, aš nežinau. Nu, dabar va apipjoviau visur, bet ar mes čia juos paliksim, aš nežinau. Gal ir paliksim. Tai va, visur tokias va kraštovaizdis, kaip sakant. Aišku, kai landam, tai čia aptvėrus irgi gerai, jie mėgsta po tos krūmus landžia, tai va sulisi tas krūmus. Sulisi tuos krūmus ir nes, aišku, beržų pjaut negali. Kas yra virš 25 cm skersmens negali pjaut. O šituos tai visus gali pjaut. Bet gal dar biškį paaugint, nes nedaug čia tos gaunas masės biokūrų iš, nu, būtent va šitą plotą. Yra kitos plotos daugiau. Realiai kas čia? Realiai kaip parkas gaunas toks. Tai va dėl to tokia ir vizija, jeigu vis pavyks vėliau aptverti visur viską, tie 27 hektarai, padidint bandą, tai jie po tą sklypą visą laisvai galės ganytis, tvarkytą žolę, nu tai bus, kaip sakant, parkelis. Tai vėliau irgi yra minčių gal, ai, neatskleisim dar, minčių nesvarbu, bet yra minčių.
Tai va čia dar reikia pabaigti man. Tai čia irgi va panaši situacija, tokis tai nušluoju su mulčeriu. O ten jau beržai, čia tai miškas eina už mišką, ten toliau Hailandai. Briukai. Tai sušlaitė iš kasinišką, matėjau. Nu tai kas atsimena, pavasarį čionai buvo krūmai, va tokie pat kaip tenai auga. Va. Ir visas šitas platelis iki ten. Tai aš pavasarį aš nusmulkinau. Buvo video, gal kas atsimenat. Ir va dabar antras smulkinimas gauna. Tai realiai nebėra net žymės, kad čia buvo krūmai, nesimata nei šaknų, bet, kaip sakant, nebaisiai. Nu tai va, antras pjėvimas, po to kitėme dar kartą gal nusipjaus. Gal jau Hailandai čia vaikščios, tai tvarkoj. Aišku, būtų gerai čia tiesiai biškį padaryti kažkaip tai. Nu padarysim, bet čia toks bus laukas, patys matėt, kiek visokių krūmelių. Realiai parkas, čia bus kaip parkas. Tai va, kiek gandruotė, agronomai. Sveiki. Čia praeitų kartų buvau neįvirtis, bet yra dabė bebrų. Jiems smukau taip kampu, išvažiavau pavasarį ir palikau. Nu va ten yra dabė, va ir dabar prie pat. Laukėt masės? Nėra masės. Nu gal kas tai čia šitoj pusėje avietės auga. Dilginės ir avietės. Nu vėliau gal užsineš normaliai bus kažko tai. Bus gal turėtų įsinaikintos avietės smulkinant.